Так, по этой дорожке мы идем в Пеппи дом. Вот. Элина говорит, Пеппи еще друзей имеет своих, да? Да. Кто знает, как Пеппи друзей имя? Знаете или нет? Да. Какие у них имена? Забыли, да? Я тоже забыла. А она, мне кажется, какой-то Пеппи. Анна. Другу варды вот. Ну, кто помнит, пишите в комментариях. Кто помнит. Вот проверим всех. Да, кто знает имена? Вроде первая Анна, второй то ли Джон, то ли Джин, то ли кто. Ну, интересно, потом спросим у Пеппи, да? Угу. Куда идти надо? Пускай тихо, Лена. Почитай. Вверх ногами, видишь? Ага. Кверх ногами. Так, пошли мы. Вот, Пеппи потеряла свои ботинки. Потеряла свои ботиночки. И вот мы идем в Пеппи дом. К Пеппи. И вот он. Пеппи дом. Trečiam pasilaikyti gali, aš ranką duosiu ir va, gali man daryti. Ratas atėjo jau pas mus. Noriu lipti per tvorą. Aš nemačiau gyvūno. Jie kaip nors sakasti, bonon bus nepatogas. Va, laikyk. Šiek tiek perlipo. Jie tikrai stebuklinga vieta. Taigi vaikus saugokit, kad neužkrėstų. Так, здесь мини-зоопарк. Мы уже здесь с Даниэлей были. У Пеппи. Так что вот здесь такие вот мини-парус. Курочки. Зайчики. И там вот всякие. Так вот. Всякие здесь в лесу. Классные лисички. О, Пеппи намялись. Это не... Елена, это не... Данила, вот Пеппи Вот игра. намялись. Можно играть здесь детям, детишкам. Айка, Данила. Айка. Эйк! Елена, Елена! Если тата. Iš dangaus nusileido. Tikrai? Aš nežinau, ką man daryti, nes nespėjau susitvarkyti. Tai ką dabar daryti? Mes tokia pat, mes irgi nesitvarkom. Padėsim susitvarkyt. Kaip gerai, aš tai negaliu patikėti, kad tai suaugęs žmogus. Nes dažniausiai suaugę žmonės labai kreipia dėmesį į netvarką. O vaikai, žinot, gyvena visai. Vaikai, ar būna, kad gyvenate bardake? O, mėly, per vidurį į apačią per vidurį. Palauk, čia ką padarys? Čia padarys. Nu, nesvarbu, supratot, ką reikia daryti, dabar taip daryti. Hop, 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 hop. Nagi, važiuojam, greičiau, dar greičiau, dar. Gerai, Palaukit, aš esu girdėjus tokią informaciją, kad 24 valandos sudaro, kaip ten ta vadinasi, ta porą. Parą. Gerai, parą.
Tai kaip čia išeina parą laiko pastovėjo? Parą laiko pastovėjo? O jūs dar gyvi? Šiena gyvena super mega turbo ragana, kurios dydis kaip šitas stulpo, kur vėliava užkabino. Matot, kokia didelė ragana? Tai jūs tik pagalvokit, sugalvojo atskristi pas mane, atsigerti mėtų arbatos. Nusileido čia į kiemą su gigantiška šluota ir pradėjo važingsniuoti. Kaip mato, čia jos pėdsakai. Bet į namelį ji neįėjo, nes pėdsakų Aikštėsi skirtingom kojom. Žinokit, jokios čia kažkokios paslapties nėra. Kokias pirmas dvi nusikabinu, arba išsitraukiu iš spintos, tokias ir užsidedu. Va, pavyzdžiui, va, rytoj. Nusitrauksiu šitas ir užsidėsiu. Ir dar viena paslaptis. Tie, kurie suaugę žaidžia. Labą dieną! Pradedame sveikinimų koncertą. Sveikiname visus vaikus ir jų tėvus atvykusius į Tepės Pilaitę. Linkime visiems beprotiškai nuostabios nuotaikos. Siunčiame jums muzikinį kūrinį pavadinimu. Valio! Valio! Aš jau galvoju sproksiu nuo šitos dainos. Ačiū, sveikinimų koncertas baigtas. Sakyk, supratau. O tai kodėl jūs nusiėmėte? Nes jie švarūs? Bet tai, atsistokit, parodysiu, kaip aš miegu. Tai aš miegu labai dažnai su batais, kartais nusiėmu, aišku. Aha, noriu parodyti. Kaip miegu su batais, bet patalynės aš neištirliuoju. Nes kiekvieną dieną skambinti. Oi! Ne. Žiūrėk, aš atsigulu ir susidedu batus. Tai čia ant kojų yra. Matot? Ir mano patalynė lieka visiškai švari. O būna taip, kad batus išsivalau, išsiblizginu. Labai gerai padus nusivalau. Žinot, kur tada dedu? Skaitit? Aha, ant pagalvių. Kojos ir... Va. Skirtą mes tai neturim. Tai galima prisikalt kokią lentą. Galima tėčių paprašyti, kad prikalt. Taip. Ir... Pabandykit pamiegoti su batais. Va, žiūrėkite, tiesiai galiu eiti ir nieko nereikia nejautis, nereiškis. Dar parodysiu. Ne, vaikai, negalvoju. Patį mylimiausią savo rūbą, gerai? Taip. Дождик. Dėmesio, mylimiausias mano rūbas ir... Ui. Prašau. Dabar čia turiu žiūrėti, ką laukiu. Va. Pažiūrėk, kas čia per rūbas galvoja? Kas taip, taigi mano tėtis Efraimas, jūrų kapitonas, aišku dabar jisai labai jau senukas, beveik 100 metų. Jūs tik pagalvokit, tai jūrom ir vandenynais nebeplaukė, čia netoli Šventosios upės, upė yra, tai va, čia tik pasiirsto, nes žinot jau, nebe ta sveikata. Вот тебе задачка в огороде, дачка. В огороде дачка, в ней живет чудачка. В ней живет чудачка, рыжая циркачка. Рыжая совсем. Ну, решай, Так, сейчас все собирают травку. Ir liūtam vegetaram. Taip. Užtek? Gerai. Paprasčiausiai iškėskite per ranką ir tada jos... Nemirkime tos gomos, viskas gerai. Duoti savo žavytes, galės prieiti prie manęs. Po vieną kišką. Ne, pienės daugiausia valgo. Ne, Atsiprašau, žiūrės. Kilaušis, kai bėgs. Atsargiai. Įdau, prašom. Eikit patys maitingit. Galima paglostyti. Paglostyt galima. viskas matai iš manęs. Taip. Va, žiūrėkit, aš jums dėti duosiu, jūs pasidalinkite. Norite? Imk paduosiu, žiūrėk. Va. Va, tėtis duosiu. Tiem vegetaram liūtam, aš bandysiu pagaudyti. Tai žolę. Va. Duosiu morką. Ką?
Vaikai tai ir atsisėsti, apsidairyti ant kėdės, atsisėsti ant fotelio, galite atsisėsti. Ant jo visur šluotas, sakai, čia. Tai kur ta lova? Tai kur ta lova, vaikai ir man? Так, друзья, это вот Раганус трубяля. Все называют меня Бэйби, Бэйби длинный чулок. Все называют меня Бэйби, пара рук и пара ног. Они завидуют мне все, они не знают, что такое любовь. Но я-то видела картинки, и я смотрела в кино. Да мне рассказывала Зинка, как целовалась в метро. Они не верят, все равно они не знают, что такое любовь. Что такое? Вам не открою. Что такое? Что такое любовь? Пускай для всех я просто Бэйби. Žiūrėk, mes netilpime į čia. Atilpime. Gal nulipam? Nu čia padarom ratuką, gerai? Dabar vaikučiai, paskui galėsit padėlioti. Aš pasakysiu, kada galėsit padėlioti, dabar atsistokit, užimkit savo vietas, nes kaip ir sakiau, perai turi labai griežtas savo vietas, gerai? Kaip vadinu, špargalkė tokia, ne? Ką reikės jums surinkti? Kas bus jūsų nektaras? Dobilo lapelis arba žiedelis, žemogės lapelis, geriausiai būtų lapelis, ne žiedelis, nes iš žiedelio susidaro uoga, tai geriau būtų žiedelio neskinti, taip? Ir kiaulpienės lapelis, kaip kiaulpienės lapelis atrodo, dar va čia paveikslas, išdidinta, taip? Ką reikėtų surasti? Ir čia dar kibirėlį, žiūrėkit, kas čia yra? Akinukai. Akinukai. Kad pamatytum. Taip, kad pamatytų gerai. Ir dar žinokit, bitės skirstosi į bitės žvalgės, žvalgininkės ir bitės darbininkės. Vienos apsižvalgo, suranda, kur yra. Все называют меня Бэйби, Бэйби длинный чулок. Bitelės, taip su straubliuku, čia žiedas, dėsim, išsiurbsim nektarą ir į burną, gerai? Nu, pabandom su tavim, žiūrėk, laikyk šitaip, šitaip laikyk, ne, va šitaip su tavim virštukai. Aukščiau, kur tą čia laiko, kur Va čia, ne? ir į burnį, va, į burnį. Gerai. Va šitaip, va. Nu ir sakykit, koks čia skonis to nektaro? Skanus. Šitaip. Labai skanus. Saldu? Kaip tau, Romai? Išsiurbim. Kita. Taigi ragausim žinomą skaniausią vasaros daržovę. Tai dabar ką darysim? Paimsim agurko. Paimsim agurko, galima ir... Tu nesakyk, o turi pats susiskaičiuoti. Mielai. Elinai. Kad būtų smagiau. Dar vieną vaikutį sulčių duokit. Vėl, jeigu negaila, dar kelias braškės.
Papildomai. Magaryčių. Šiandien kuri diena? 15 birželio. Vai susimoka vaikas visiems. Kad nudžiūtų. Tai dar šiek tiek palaikyk. Prašom, gero skaitymo tau. Sakyk ačiū.